Labą dieną visiems, sveiki. Sveiki, patikinkite mane, ar galite mane matyti ir girdėti pirmiausiai. Ar viskas gerai veikia, ar matot, girdit? Girdim ir matom. Labai gerai, tai tada galėsim ir pradėti. Matau, čia dar renkasi po truputį ir daugiau žmonių, bet prisijungs vėliau, tai prisijungs. Vis tiek mes laiko neturim šiandien tiek labai daug, tai norisi kažkaip jį išnaudoti tikslingai, prasmingai ir pradėti laiku, kad galėtumėt laiku galbūt ir į pietų pertrauką po to bėgti, nes greičiausiai taip ir bus. Tai aš esu Sandra Jankauskaitė. Labai daug apie save nepasakosiu, nekalbėsiu, nes norėčiau daugiau dėmesio skirti būtent medžiagai, kurią analizuosime šiandien, dokumentų tekstams. Ir šiandien mūsų ta tema ir yra tokia oficialių dokumentų tekstai, administracinė kalba, jos vartosena būtent dokumentuose. Labai džiugu iš tiesų, kad jūsų tiek daug prisiregistravusių ir klausimų tikrai uždavėt labai daug. Tai šiaip nemeluosiu, tikrai per 1 valandą visko taip išsamei išanalizuoti tikrai nepavyks, tačiau ta tokia svarbiausia informacija, kuri galbūt būtų tinkama jums visiems, nes esate tikrai iš labai skirtingų sričių, tačiau išanalizavusi tą visą lentelę su jūsų tais iššūkiais, kuriuos nurodėte, kad jums kyla, padariau išvadų, kad visgi reikėtų pakalbėti daugiau apie tą kalbos vartoseną, nes ir atsispindėjo iš tiesų jūsų atsakymuose tai, kad daugiausiai iššūkių ir kyla būtent galvojant, kaip čia suformuluoti sakinius, kaip parašyti tekstą glausčiau, kaip nepadaryti klaidų, kalbos klaidų, stiliaus klaidų, sakinio struktūros, taisyklinga kalba, reikalavimai, atnaujinimai. Tai iš tiesų tie atsakymai buvo gan panašus ir praktiškai visi irgi kalbėjote būtent apie kalbą, apie jos vartoseną. Tai šiandien pasistengsiu irgi pateikti tų pavyzdžių, galbūt ne tiek daug, bet iš skirtingų sričių, kad būtų galima susidaryti bent jau tokį bendrinį įspūdį apie tai, į ką reikėtų dėmesį atkreipti rengiant dokumentus, rašant tekstus. O visas kitas darbas jau turbūt turėtų vykti po to, nes vis tiek analizuoti savo kalbą, savo rašytinę kalbą yra svarbiausia užduotis mūsų kiekvieno. Ir darant tai, nuosekliai, analizuojant savo kalbą, stebint, galima pasiekti tikrai gerų rezultatų. Tai dar kartą ačiū, kad skiriate šiandien valandą laiko, ateinate čia. Ir prieš pradedant galbūt irgi norėčiau šiek tiek tas taisyklės tokias aptarti, kaip čia šitas susitikimas mūsų vyks. Mūsų nemažai, tai kad nepertraukinėtume vieni kitų, tai naudosim tokią slaidų platformą. Tai iš karto galit pasiruošti telefonus arba kompiuteriuose įsijungti kaip patogiau, bet rekomenduoju šiaip telefone, ypač jeigu prisijungėte prie kompiuterio, būtent stebite šitą mūsų seminarą. Tai slaidų iš karto irgi parodysiu kodą, nes skaičiai, dokumentai įvedam šitą kodą suvedę slaidau.com ir mes jau atsidursime toj platformoje, kurioje mes šiandien visą dieną ir bendrausim. Tiksliau, visą valandą, ne visą dieną. Aš jau taip įsijautusi pradėjau kalbėti, lyg laiko būtų labai daug, bet ne, turim tik valandą. Tai va tą valandėlę ir bendrausim būtent ten. Aš užduosiu jums klausimus, galėsit atsakyti, matyti, kaip atsako kiti ir tiesiog aptarsim tas situacijas atskirai. Ir pasižiūrėsim, kokių čia iššūkių ir problemų mums kyla. Šiaip vedu mokymus jau kurį laiką ir teko bendrauti tikrai su skirtingų sričių specialistais, tačiau galima teikti, kad klausimai ir problemos yra tie patys, nesvarbu, kokioje srityje mes dirbam. Jeigu jau ruošiam dokumentus, tai pirmiausia ir susiduriam su tais iššūkiais, kai reikia tekstą parašyti gražiai, aiškiai, jį suformuluoti ir kad jis atitiktų tuos reikalavimus, kurie yra. Tai dabar slaidų, nežinau, galbūt kažkas pirmą kartą jungsitės, gal jau kažkam pažįstama platforma, bet tikrai neišsigąskit, ten viskas labai paprasta, reikia suvesti tik kodą ir iš karto būsite nukreipti į tą mūsų
tą mūsų šiandienos susirašinėjimo kambarį, taip pavadinkim, ir pasižiūrim iš karto, kaip čia sekasi jums prisijungti. Gerai. Ir aš užduosiu tokį pirmą klausimą, į kurį galite tiesiog atsakyti vienu žodžiu. Galite 2 žodžiais ar kažkaip trumpai. Kas šiandien ryte mane nudžiugino? Manau, kad kiekvienam iš mūsų kažkokių džiugių dalykų įvyksta kiekvieną dieną, tai pagalvokit, kas šiandien ryte nudžiugino jūs ir parašykit. Ir kartu ir pasižiūrėsim, kiek čia mūsų prisijungusių jau yra būtent čia slaidų ir tada galėsim jau pradėti kalbėti daugiau apie tekstus, dokumentus ir tuos visus atsakymus, kuriuos šiandien pateiksiu jūsų klausimus, irgi stengiausi apibendrinti taip, kad tiktų daugeliu iš jūsų tą informaciją. Ne kažkokie specifiniai atvejai, bet kad būtų galima pritaikyti, dirbant, rašant dokumentus. Taip, va. Jau matau atsakymų yra, galim čia dar ir pasididinti, pasižiūrėti. Aktyviai raginu visus, kas tik prisijungėte, ką tik neseniai irgi suveskim slaidau.com, parašykim dokumentai ir jau jūs galėsite čia su mumis kartu dalyvauti. Nes mūsų nemažai, tikrai būtų sudėtinga, jeigu vienas kitą pertraukinėtume ir bandytume kažkaip kalbėti, diskutuoti. Tai šitas būdas tikrai yra labai geras, nes tada vis tiek visi galim jausti kažkokį ryšį, kurį palaikome vieni su kitais. Ir tas mūsų susitikimas galiausiai irgi nebus vien tik kaip kokia tinklalaida pasiklausyti, jau vis tiek galėsite įsitraukti savo nuomonę, pasakyti, parašyti, pabandyti kažkokį ir teisingą atsakymą parašyti į klausimą, kurį užduosiu. Tai tikrai visus raginu čia prisijungti. Ir beje, dar nepaminėjau, pasižiūrėkite, ar visą tą vaizdą irgi gerai rodo būtent jūsų ekrane. Jeigu ką, paspauskite dešinį pelės mygtuką ant mano kameros vaizdo ir pasirinkite, ten yra toksai fit to frame funkcija ir tada nieko nenukarpys, gražiai viską rodys ir matysit visą tą tekstą tokį, koks jis ir yra, kokį aš jums ir paruošusi būsiu. Taip. Ir ramus rytas darbe kažkam, ir kelionė į darbą. Taip, rytinis pasivaikščiojimas, labai gerai, labai gerai. Džiaugiuosi, kad tų džiuginančių dalykų yra tikrai nemažai ir yra ko pasidžiaugti. O aš šiaip labai džiaugiuosi, kad jūs čia irgi atėjot, nes ne kiekvieną pirmadienio rytą tenka kalbėti su žmonėmis apie dokumentus, apie kalbą. Šita tema yra tikrai svarbi, klausimų kyla daug, bet galbūt irgi parodo, kad trūksta tos informacijos, žmonėms nesunku pasimesti tarp visos tos informacijos, kuri yra ir atsirinkti tai, kas iš tiesų reikalinga, kas vertinga. Ir šiandien labai puikia proga, puikia pradžia kažkaip irgi pradėti galvoti daugiau apie tą savo kalbą ir aptarti tuos dalykus, kurie mums rūpi. Tai aš iš karto rodau jau pirmą jūsų klausimą, kuris skamba taip, kokie yra pagrindiniai oficialių dokumentų rengimo reikalavimai. Na, tokį klausimą uždavė daug kas, kitais žodžiais galbūt arba panašiais, bet tikrai buvo dažnas klausimas jūsų anketoje ir mes dabar manau, kad čia yra labai puikia proga šituos mokymus ir pradėti būtent nuo tokio klausimo, nes visgi oficialūs dokumentai nėra tas pats, kas koks nors laiškas draugui. Tai yra tekstas, kuris turi tikrai griežtus standartus, aišku šabloną, struktūrą ir rašant tokius tekstus jau reikia truputį daugiau išmanyti negu rašant laišką, pavyzdžiui, draugui arba kolegai. Tiesiog tas specifikos yra tikrai daugiau. Tai kas svarbiausia, ką galim akcentuoti, tai 3 dalykus iš tiesų. Tai visų pirma ta kalba, apie kurią aš irgi nuo pat pradžių taip kalbu ir akcentuoju, nes kalba mūsų dokumente yra vienas iš pagrindinių dalykų. Raštvedybos reikalavimai, žinoma, irgi yra labai svarbu ir turi atitikti raštvedybos reikalavimus mūsų parašytas tekstas ir paruoštas dokumentas. Ir 3 dalykas, tai yra labai svarbu laikytis nurodytų terminų. Tai yra svarbiausia, kad dokumentas būtų parengtas laiku ir kokybiškai. Atrodytų,
gal ir nėra sudėtinga, žinau, kad turiu pasitikrinti klaidas, rašyti be klaidų, rašyti bendrine kalba, nes dokumentai vis tiek jie yra oficialūs tekstai, bendrinės kalbos pagrindu, viskas turi būti pasiremta. Raštvedybos reikalavimus galima kaip ir susirasti, atrodytų nieko čia per daug sudėtingo, bet žinokit, tikrai suprantama, kad dokumentą parengti ar oficialų laišką parašyti tikrai nėra vienintelė užduotis, vienintelis mūsų darbas visos dienos metu. Mes tikrai turim krūvą kitų dalykų padaryti ir kartais net tas trečias punktas, kaip laikytis tų terminų, jis kelia iššūkių, nes reikia viską daryti labai greitai. Jeigu mes turėtume kiekvienas to laiko pakankamai daug, kad galėtume ir pasitikrinti, ir pasižiūrėti kiekvieną atvejį, kuris mums kliūva, galbūt būtų viskas ir paprasčiau. Tačiau pagrindinė bėda greičiausiai ir yra dėl to, kad viską reikia daryti greitai. Dabar apie kalbą. Tai norėčiau ir jums patiems užduoti tokį klausimą, kas būdinga tai administraciniai kalbai, nes vis tiek, ko gero, dokumentus rengiat. Arba tai yra kažkokia artima sritis, arba elektroninius laiškus oficialius rašote. Tai irgi pakankamai artima dokumentams, tačiau dokumentai dar savo specifikos daugiau turi. Tai dabar jūs man pabandykite atsakyti, parodysiu ir čia, kad visi kiti matytų, kurie galbūt dar nespėjo prisijungti, kas būdinga tai administraciniai kalbai. Nes būtent nuo to reikia pradėti kalbėti apie dokumentų tekstus. Jie turi būti parengti taisyklinga kalba, jau mes šitą aptariam, bet būtent keli dalykai, kurie yra patys svarbiausi, reikėtų juos čia pažymėti, nes, kaip ir sakau, šitas tekstas, dokumento tekstas nėra tas pats, kas kažkoks kitas tekstas, grožinis tekstas, pavyzdžiui, arba straipsnis. Čia jau visai kita teksto specifika. Tai kurie atvykot vėliau, prisijungėte vėliau, dar kartą irgi pakartosiu, prisijunkit prie slaidau.com, suveskit dokumentą ir iš karto pateksit į šitą langą ir galėsite irgi įsitraukti ir dalyvauti mūsų apklausoje šiandien. Tai manau, kad galim ir pasižiūrėti, kaip čia sekasi rašyti, atsakinėti. Tai daugiausiai žmonių pasirinko, kad tikslumas būdingas, dalykiškumas, šabloniškumas. Ir iš tiesų jūs visi esate ir teisūs, nes šitie 3 dalykai būtent ir turėtų būti dokumento tekste. Absoliučiai neturėtų būti vaizdinga ta kalba, ekspresyvi, nes visiškai netoks tikslas yra dokumento. Dokumento tikslas nėra kažkaip nustebinti ar įkvėpti, pasisemti kažkokių gražių minčių leisti, bet dokumento tikslas ir yra aiškiai pateikti informaciją, kuri būtų tikrai tikslinė, iškraipyta ir žinoma, tas šabloniškumas irgi yra labai svarbus. Aš tikiuosi, kad organizacija, kurioje jūs dirbate, tai turi paruošusi šablonus, jais naudojatės, nes kyla iššūkių žmonėms, kurie, pavyzdžiui, neturi šablonų ir jiems reikia patiems viską pasidaryti. Tai tada dar sudėtingiau, nes tų pavyzdžių labai daug įvairių yra ir internete galima rasti, tada neaišku, kuris čia teisingas, kurį čia pasirinkti. Tai paprasčiau, aišku, būna dirbti, kai tie šablonai jau būna parengti. Mums reikia tik tekstą parašyti, o tekstą įrašom tą kalbą, kuri oficiali, dalykiška ir artima bendriniai kalbai. Nes kuo bendravimas viešesnis, tuo jis turi būti oficialesnis, o dokumentas tai yra viešas dokumentas ir mūsų kalba turi būti tikrai oficiali ir taisyklinga. Žinoma, dar reikėtų, kalbant apie kalbą, paminėti ir toną, nes ne tik oficialiai, aiškiai, tiksliai viską reikia parašyti, bet dar ir mandagiai sugebėti tai padaryti. Tai tas mandagumas irgi yra labai vertinamas, labai svarbus dabartiniam šiuolaikiniam pasauliui. Daug žmonių labai daug dėmesio skiria būtent kalbos etiketui, tam pagarbiam bendravimo tonui. Ir irgi vis dažniau kalbama, kad ir dokumentuose reikia atkreipti dėmesį, kad ta kalba neskambėtų per daug grubiai. Tai mes vėliau dar šiek tiek pavyzdžių paanalizuosim šiandien apie tai, tačiau dabar tokius pagrindinius akcentus irgi norėčiau sudėlioti, kad
pagarbus tonas irgi yra labai svarbus, ne tik stilius oficialus dalykiškas, bet ir tonas. O kalbant apie raštvedybos reikalavimus, tai iš tiesų raginu visus, parodysiu ekraną, padidinsiu, kad geriau matytumėt. Čia yra Lietuvos vyriausio archyvaro tarnybos puslapio langas ir mes galim atsiversti jį, susirasti teisės aktus, dokumentus ir yra dokumentų rengimo taisyklės, kur būtinai tie žmonės, kurie ruošia dokumentus, rengia, rašo, turėtų šitomis taisyklėmis vadovautis. Tai paspaudus čia mes galim matyti visą dokumentą. Tik atkreipkite dėmesį, kad galiojanti suvestinė redakcija būtų pati naujausia ir tas dokumentas tikrai jau būtų su naujausiais pakeitimais. Tai galiojanti suvestinė redakcija dabar yra nuo 2020 metų ir čia iš tiesų galima rasti labai daug naudingos informacijos apie dokumentų rengimą. Visos taisyklės yra, mes dabar čia neanalizuosim, neskaitysim visų, bet tikrai rekomenduoju, jeigu kažkas to dar nepadarėte, peržiūrėti, paskaityti, vis sugrįžti, nes ir apie struktūros elementus čia parašyta, kas turėtų būti, kokie metaduomenys pagrindiniai dokumento ir trumpai apie kiekvieną iš tų duomenų irgi yra parašyta ta informacija, kuri yra tikrai aktuali, reikalinga, svarbi. Ir gale visų šitų taisyklių dar mes galim rasti ir struktūros elementų išdėstymo schemas. Tai čia įstaigos rengiamų dokumentų išdėstymo schema, kurią irgi galim labai lengvai čia atsidarę rasti ir pasižiūrėti, ar tikrai visi tie dalykai išdėstyti taip, kaip ir turėtų būti. Ir siunčiamų dokumentų struktūros išdėstymo schema taip pat čia yra. Tai naudojamės būtent šitais naujausios galiojančios suvestinės redakcijos dokumentais ir atsižvelgdami į šitas taisyklės, į šitą struktūrą, schemas, jau galim pradėti rengti tvarkingus dokumentus. Ir žinoma, kaip ir sakiau, tie terminai irgi yra labai svarbus dalykas, nes jeigu mes paruošim dokumentą, kad ir labai tvarkingą, gražų, bet nespėjam laiku, tai irgi nieko labai gero iš to jau nebus. Tai kalbant apie kalbos taisyklingumo reikalavimus, dabar irgi norėčiau trumpai parodyti kiekvieną iš jų, bent jau kelis pavyzdžius, kad jūs patys irgi pabandytumėt atsakyti į klausimus. Čia pirmasis galbūt gali kelti tokių irgi klausimų, tai kodėl ta tartis čia įrašyta, jeigu kalbam apie dokumentus, bet iš tiesų tai administracinė kalba, ne tik rašytinę kalbą apima, bet ir tą šnekamąją sakytinę kalbą, kuri yra mūsų oficialioje darbinėje aplinkoje ir į mūsų savo kolegų, savo tartį kalbą, taip kaip mes kalbam, irgi reikėtų atkreipti dėmesį, kad nepridarytume kažkokių grubesnių klaidų. Tai čia, kalbant apie tartį, iš tiesų, gal reikėtų paminėti, kad tikrai svarbu aiškiai artikuliuoti tuos garsus, kad visos nosinės aiškiai būtų pasakytos, kad dvibalsiai, trumpieji, ilgieji balsiai irgi aiškiai ištarti, nes jeigu žmogus, kad ir kaip gerai paruošęs būna savo tekstą, parašyta, bet jeigu jis pristatydamas, pavyzdžiui, murma kažką po nosim neaiškiai, tai klausytojui reikia vargti, kad galėtų suprasti, išgirsti tai, ką jisai sako, ir tampa tai labai sudėtinga. O jeigu ir informacija dar sudėtinga, tai iš tiesų irgi iš tokio paprasto proceso mes patenkam į tokį vargo šiek tiek procesą, kuris nepadeda. Tai ir dėl įvaizdžio irgi, ne tik dėl to, kad, pavyzdžiui, sunku klausyti, bet ir įvaizdis, kaip jūs, pavyzdžiui, reaguojat irgi į žmogų, kuris netaisyklingai kirčiuoja kas antrą žodį. Vieni žmonės sako, nelabai kreipiu dėmesio, kiti žmonės sako, kad tai erzina ir trukdo klausyti, trukdo priimti informaciją, tada mintyse galbūt net pradedu skaičiuoti tuos žodžius, kuriuos netaisyklingai pasakė vienas ar kitas žmogus. Tai čia įvairiai irgi nuo požiūrio galbūt priklauso, bet
mes patys irgi turėtume save stebėti, savo tą tarimą, kirčiavimą ir bent jau tų pagrindinių tokių reikalavimų laikytis ir nedaryti tokių grubesnių klaidų. Taip, grįšiu aš dabar irgi į slaidų, raginu jūs taip pat. Čia mes galim, matyti, kad ir daugiau atsakymų jau yra, labai džiugu, kad prisijungėt ir daugiau. Ir dabar apie tartį. Na, čia tokie keli tik atvejai, žinoma, čia per tiek laiko nespėsim išanalizuoti labai daug, bet parinkau dėl to, kad, pavyzdžiui, šitas žodis, kad ir į kokį renginį nueitume, būna žmonių, kurie sako projektas, būna žmonių, kurie sako projektas. Ir sakyčiau, net labai panašus skaičius žmonių renkasi vieną arba kitą variantą. Tai iš tiesų irgi pagalvokit, kaip tą projektą ar projektą reikėtų kirčiuoti ir kaip taisyklingai sakyti. Tada ar turite klausimų reikėtų sakyti, ar turite klausimų. Čia toks irgi, kuris galbūt tinka daugelį situacijų, galim išgirsti įvairiai sakant. Na ir tyrimai. Gal painesnis toks, nes žmonės irgi greitai, pavyzdžiui, sakydami žodį, galbūt net kartais netkreipia dėmesio, kaip čia sukirčiuoja vieną ar kitą. Tai va, jūs pagalvokit, rašykit, pasirinkit, kaip jūsų nuomonė reikėtų. Ne kaip jūs patys sakot, bet kaip reikėtų kirčiuoti šituos žodžius. Nes nuo taisyklingos tarties, to dėmesio būtent mūsų tarimui, taisyklingam kirčiavimui, mes galim pradėti kasdieninėse situacijose ir tai nėra labai sudėtinga. Svarbiausia galbūt išgirsti save, nes kartais būna žmogus pats negirdi, įpročiai yra vieni ir pasakai kažkokį komentarą, pastebėjimą, tai sako, aš taip nesakau, tai ir po to pradeda gaudyti save ir sako, tikrai tai buvo, tikrai. Tai va, žiūrim, galim jau, manau, pasižiūrėti, kaip čia jums sekėsi ir ką manot apie šitų būtent žodžių kirčiavimą. Taip. Va, visai įdomu. Daugelis pasirinkote projektą, taip ir turėtų būti, tai čia šitoje vietoje galbūt daugiau ir nesiplėsim, komentuoti per daug nereikia, nes čia yra vis tiek kirčiavimas, tai kažkokių atskirų taisyklių dabar kirčiuočiau ir panašiai čia tikrai analizuoti nėra prasmės, galbūt tokį žodį kaip projektas galim įsidėmėti. O turite klausimų, ar turite klausimų, tai irgi labai dažnai dvejopai žmonės šneka, bet turėtume sakyti, ar turite klausimų. Ir šitas žodis yra kirčiuojamas visą laiką pradžioje. Klausimai taip pat. Dėl tyrimų kilo daugiau abejonių, tačiau kirčiuojam šitą žodį taip. Dabar norėčiau sugrįžti prie taisyklingumo reikalavimų šitos schemos ir pabrėžti, kad tartis visgi tikrai yra nemažiau svarbi kaip ir visi kiti dalykai, nes kalbam dažnai susitikimų metu, kartais gal ir pristatymus kokius nors reikia ruošti, tai reikėtų atkreipti dėmesį. Žodynas, žodyno klaidų galbūt būna net daugiausiai dokumentuose ir vėlgi šokam į slaidų iš karto žodyno klaidos, žodynas ir čia matysite kelis pavyzdžius, kur reikės patiems pagalvoti ir parašyti, pakeisti tam tikrą žodį. Čia, pavyzdžiui, reikėtų daugiau rūpintis žmonių gerbūviu. Kitas klausimas, jį ne visai tiksliai išsireiškia, kas čia negerai. Ir pastoviai keliama kvalifikacija. Tai tiesiog jau dabar nepasirinkti atsakymą, bet parašyti žodį arba galit nebūtinai vieną žodį, gal kartais neužtenka vieną žodį pakeisti, kartais reikia pakeisti visą sakinį, kad sakinys skambėtų taisyklingai. Tai pagalvokit, kaip yra čia, kaip darytumėt. Aišku, aš sutinku, kai yra pateikti sakiniai, dar parodyta, kur ta klaida ir reikia tik ją pakeisti, parašyti.
visai nesudėtinga pasirinkti tą teisingą atsakymo variantą, bet kai rašom nuoseklų rišlų tekstą, tai tas klaidas pastebėti tikrai sunkiau ir čia jau reikia įdėti mažai pastangų, kad išsiugdytumėt tą gebėjimą. Tai. Na, matau dar visai nemažai rašančių. Truputį palauksim, manau. Ir gal pakomentuoti, tik tai galėčiau, kad dėl žodyno klaidų, na, pavyzdžiui, daugiausiai tai būna kažkokie vertiniai, kurie neteiktini. Arba netgi žodis, kuris yra lietuviškas žodis, bet ne ta reikšmė pavartota žodis. Pavyzdžiui, dirbti pilną darbo dieną. Čia irgi galėtų būti puikus pavyzdys prie šitų, nes pilnas yra tas, kuris pripildytas kažko, pavyzdžiui, stiklinė pilna vandens, širdis pilna kažkokio jausmo gali būti taip, bet darbo diena negali būti pilna. Tai ta klaida dažnai girdima ir reikėtų sakyti visą darbo dieną dirba taip. Ir pasižiūrim tada jūsų atsakymus, kaip čia jums sekėsi. Būtent su šitais pavyzdžiais, kurie yra pateikti. Taip. Gerovė. Daugelis parašėte gerovę, kažkas mėgsta ir pajuokauti. Tai irgi nėra labai blogas bruožas. Tada išsireiškia, nėra tinkama vartoti, kaip pasakymų, kad kažką pasakė. Ir labai gerai irgi parašėt, kad ir pasakė, pasisakė, pakomentavo, gali būti. Čia jau nuo konteksto labai priklauso iš tiesų. O pastoviai keliama kvalifikacija, tai žodis pastovus reiškia nekintantis. Tai jeigu mes pastoviai kažką darom, tai turėtų būti, kad nekintančiai viskas taip pat. Tai čia irgi žodis yra ne ta reikšmė pavartotas. Tai nuolat arba dažnai yra puikūs sprendimai, kaip galima būtų pakeisti šitą žodį. Dabar grįšime toliau prie kito reikalavimo, kurį irgi labai trumpai apžvelgsim, tai prielinksniai. Dėl terminų, beje, aš čia taip praleidau, pavyzdžių slaidų jau nebus, tačiau terminus geriausia yra tikrintis, kad tie terminai būtų visi tikslus ir tokie, kokie ir yra. Nereikėtų terminų iškraipyti, tai terminus tikrinamės, galim, pavyzdžiui, irgi naudotis tomis bazėmis, pavyzdžiui, kaip čia parodysiu irgi VLKK turi, tai kur yra aktualiausios temos, terminija ir yra ir terminų bankai, taisyklės ir visa kita. Na, žodžiu, terminus tikrai tikrinamės ir šitų klaidų nereikėtų palikti dokumentuose, terminai jau turėtų būti parašyti tokie, kokie yra teisingi. O dėl prielinksnių, tai vėlgi aš norėsiu jums užduoti klausimą linksnių prielinksnių slaidų, tai pirmiausiai bus prielinksniai. Ir reikės tiesiog pasirinkti, kuris sakinys taisyklingas, ar informacijos kreiptis reikėtų į direktorių ar pas direktorių. Ar pažymėjimo reikalauti pas buhalterį ar iš buhalterio. Ir kitas darbuotojas per mažai domėjosi darbo sąlygomis ar darbuotojas per mažai domėjosi apie darbo sąlygas. Tai čia tik keli pavyzdžiai, jeigu kyla kažkokių klausimų dėl vieno ar kito žodžio, visą laiką irgi geriausiai pasitikrinti, visko išmokti tiesiog neįmanoma. Tai ta pati valstybinės lietuvių kalbos komisijos puslapyje esanti duomenų bazė, konsultacijų bankas, iš tiesų tikrai labai patogus būdas pasitikrinti, suvedam žodį ir iš karto gaunam atsakymą, tinka vartoti ar netinka. Tai jeigu, pavyzdžiui, irgi įprotis yra daugiau toks, kad klausiu kolegos, draugo, dėl tam tikro žodžio vartojimo, tai geriau atsidaryti valstybinės lietuvių kalbos komisijos puslapį ir pasižiūrėti ten. Tai bent jau tikrai naujausia, patikimiausia informacija ten bus įdėta. Nes visi kiti veikalai ir apie administracinę, kanceliarinę kalbą, jie vis tiek remiasi valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir būtent tai yra pagrindas tos mūsų bendrinės kalbos, kas yra tame puslapyje. Pasižiūrim dabar, kaip jums čia sekasi atsakyti. Padidinam, kad geriau matytų ir tie, kurie galbūt nedalyvauja čia.
Taip. Va, jūsų atsakymai yra čia. Tai informacijos visgi reikėtų kreiptis į direktorių. Tada kitas klausimas buvo pažymėjimo reikalauti. Irgi ne pas buhalterį, bet iš. Tas pas tai yra toks daugiau vertinys, iš rusų kalbos galbūt mums labiau prilipęs, todėl reikėtų jo nevartoti, kai kalbam apie kažkokią nuosavybę, tai keičiam į iš. Darbuotojas per mažai domėjosi darbo sąlygomis. Taip. Šitas atsakymas buvo taisyklingas. Taip. Ir dabar, kaip ir minėjau, tas paskutinysis su linksniais. Tai vėlgi, jeigu kažkas neprisijungia, tai dokumentai prisijunkite prie mūsų dabar, ne vėlu dar. Čia nėra kažkokių varžytuvių, nebus taškų, čia tiesiog kada prisijungsite, tada viskas vyks ir viskas yra gerai. Dėl linksnių žiūrim. Taisyklingumo reikalavimai linksniai. Irgi bus trys dalykai, kuriuos jums reikės pažymėti. Tai susirinko posėdžiauti, į posėdį ar posėdžiui. Kitas dirba 2 etatais ar 2 etatuose. Ir trečias pasitarime iškilo ar nauji klausimai, ar naujų klausimų. Su tais klausimais jau antras klausimas. Vienas buvo su kirčiavimo tema susijęs, kitą dabar užduodu, nes tikrai mokymų metu irgi pastebėjau, kad žmonės pasimeta ir šita vieta nėra iki galo aiški būna. Būtent su tais linksniais labai daug problematiškų atvejų ir labai daug daromų klaidų dokumentuose galima pamatyti. Tai va. Galim pasižiūrėti. Taip, jūsų atsakymai atrodo taip. Ir galim iš karto žiūrėti, kad teisingi galėjo būti 2. Į posėdį arba posėdžiauti. Tačiau aš norėčiau irgi atkreipti dėmesį į tai, kad į posėdį yra oficialesnė forma. Ji ir turėtų būti oficialiuose tekstuose vartojimo rašoma, o posėdžiauti tai yra tokia daugiau laisvesnio turinio tekstuose arba šnekamojo kalboje. Tačiau irgi nėra netaisyklinga, mes galim taip sakyti. Tiesiog jeigu rašom raštu, tai tada turėtume sakyti į posėdį. Dėl to jūs esate tikrai labai šaunuoliai, kad pasirinkote daugelis šitą variantą. Dabar dėl dirbti 2 etatais ar 2 etatuose. Tai visgi reikėtų sakyti 2. Mes negalim atsisėsti į etatą, jame būti ir sakyti, aš dirbu 2 etatuose. Čia toks vietininko vartojimo problema lietuvių kalboje irgi labai dažnai yra. Tai reikėtų kartais irgi logiškai pagalvoti, ar galima atsidurti toje vietoje ar ne. Galbūt lengviau tai prisiminti būtų, ypač kalbant apie tokius atvejus. Ir dabar dėl šito. Visgi reikėtų sakyti naujų klausimų. Dabar trumpai pakomentuosiu, kodėl, nes jeigu aš sakau, pasitarime iškilo, pavyzdžiui, 2 nauji klausimai, tai viskas būtų gerai. Tada būtų galima taip rašyti. Jeigu yra kažkoks aiškus klausimų skaičius, kuris nurodytas, išanalizuotas, išnagrinėta, ten kažkas pakomentuota, viskas būtų gerai ir galima būtų sakyti, nurodant skaičių, nauji klausimai iškilo, bet 3, pavyzdžiui, 4, 5. Bet jeigu mes nenurodom skaičius, tas klausimų skaičius nėra kažkoks apibrėžtas, tai tada reikėtų vartoti daugiskaitą ir sakyti pasitarime iškilo naujų klausimų. Kai tiesiog nepasakom konkrečiai kiek, norim apibendrintai pasakyti, kad tų klausimų buvo. Tai čia tas esminis skirtumas ir yra. Jeigu vartojam vardininko linksnį ir sakom nauji klausimai, tai turim sakyti, kiek tų klausimų yra. Taip, tai pagrindinius taisyklingumo reikalavimus apžvelgėme ir galime toliau judėti, pasižiūrėti. Dar norėjau vieną
tokį pavyzdį parodyti, kuris galbūt irgi vis dažniau vartojamas oficialių dokumentų tekstuose. Žodis ambicingas. Žodis ambicingas. Žodis ambicingas oficialiuose tekstuose vis dažniau administraciniai kalboje vartojamas vietoj sunkus ir sudėtingas. Tai šitą irgi reikėtų atminti ir tiesiog galim labai paprastai tą žodį pakeisti, paimti ir nubraukti jį ir parašyti tiesiog sunku arba sudėtingą uždavinį. Ir sakinys tada jau skambėtų taisyklingai. Arba siekiame aktyviai mažinti atotrūkį tarp užsibrėžtų ambicingų planų ir realiai pasiektų rezultatų. Taip. Sudėtingų. Keičiam arba sunku, arba sudėtingų ir tada viskas skamba jau gerai. Taip pat tokių yra dirbtinokų pasakymų irgi administracinėje kalboje, tai nenatūralių tokių, kur kaip ir nėra didelė klaida, bet tiesiog irgi rekomenduojama juos braukti, keisti, kad skambėtų kalba natūraliau. Tai pavyzdžiui, alternatyvūs teiginiai paprastai pateikiami balsavimui pagal pateikimo svarstyti eilę. Taip. Reikėtų tiesiog sakyti balsuoti. Arba komisija rengia preliminarias gaires ir perduoda tarybos tvirtinimui. Tai tvirtinti. Irgi keičiam į bendratis ir tada viskas yra gerai. Aišku, čia reikėtų tada jau ir kitą žodį šalia esantį pakeisti. Arba telefonas pasiteiravimui. Irgi lygiai taip pat galim pakeisti pasiteirauti. Trūksta lėšų inventoriaus įsigijimui. Tai irgi galim lygiai taip pat pakeisti inventorių įsigyti. Taip. Tai tokie tie pagrindiniai reikalavimai. Čia dar porą pavyzdžių norėjau šitų parodyti, kur tikrai dažnai tenka matyti dokumentuose klaidų. Ir dabar pavyzdžiui, ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, tai į tokį dokumentą. Čia yra tiesiog pavyzdys, kaip gali atrodyti dokumentas, kuris parengtas galbūt skubotai ir ne iki galo viskas sutvarkyta, ištaisyta. Ir tada toks dokumentas, kad ir kokia čia taisyklinga kalba galėtų būti, jis jau neatrodo patikimas, nes čia ir nesulygiuota, čia reikėtų irgi darant visokiose lentelėse tekstus, tai juos reikėtų pirmiausia irgi sulygiuoti, kad visos paraštės būtų, nebūtų tokių nereikalingų tarpų. Tada kabutės irgi krenta iš karto į akis, nes čia ne lietuviškos kabutės turėtų būti apačioje viršuje. Tada tas pats išsireiškimas, apie kurį mes irgi kalbėjome. Tai tų klaidų tikrai atrodo teksto nedaug, bet klaidų jau galima pamatyti visai nemažai tokiame dokumente. Ir pavyzdžiui, čia dar klausimas kyla dėl tų stulpelių. Čia sakinys, jeigu atkreiptume dėmesį irgi, 5 dalies 10 punkte, sakinys tęsiasi, o kažkodėl atsiranda skirstymas toks. Tai iš tiesų irgi reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į mūsų kalbą, bet ir į patį tą tekstą, kaip mes jį sulygiuojam, sudėliojam dokumente. Nes tik tada dokumentas gali būti parengtas tvarkingai, jeigu ne tik tekstas tvarkingas, taisyklingas, be klaidų parašytas, bet ir išdėstyta viskas ne bet kaip. Dabar apžvelgsiu klausimus, kuriuos uždavėte būtent registracijos formoje. Tai klausimų irgi sugrupavau taip,
tarsi, žinot, buvo skirtingų klausimų, bet kartu ir labai panašių, tai galbūt ir kitais žodžiais kai kas uždavėte, bet vis tiek esmė yra ta pati. Daug kas klausėte apie dokumento pavadinimą, apie dokumento antraštę, tai kokia informacija privalo būti nurodyta toje antraštėje, pagal ką geriausia formuluoti tą informaciją. Tai dokumento antraštė tikrai labai svarbi dokumento dalis ir labai gerai, kad tokį klausimą uždavėt, nes galim tada šiek tiek panalizuoti plačiau, kad dokumento antraštę turėtų šiaip sudaryti rūšies pavadinimas ir antraštė glaustai apibūdinanti dokumento esmę. Tai dokumento pobūdis, pavyzdžiui, įstatymas, ar ne, ir aiškinamoji kažkokia dalis, kad būtų aišku, apie ką tas dokumentas bus parašytas. Dokumentų pavadinimai gali būti sudaromi taip, pavyzdžiui, su kilmininku, viešųjų pirkimų įstatymas, čia pamatysite kelis tik pavyzdžius, kurių per daug irgi neanalizuosim, parodysiu greitai, su prielinksniais apie ir dėl dokumentas taip pat gali būti. Tai pavadintas, pavyzdžiui, pranešimas apie sutarties nutraukimą arba sprendimas dėl biudžeto pateikimo. Ir jeigu, pavyzdžiui, jau sprendimas dėl biudžeto pateikimo, atsiranda tas dėl, tai reikia ir kabučių. Su apie jie tokie laikomi tarsi nuoseklūs pavadinimai, kur mintis tęsiama, taip nuosekliau ir tų kabučių nereikia, o sprendimas jau kai yra dėl, tai tada kabutės reikalingos ir čia turėtų būti būtinai didžioji raidė. Su bendratimi, kai sudarome pavadinimus, tai pavyzdžiui, prašymas išduoti leidimą, įgaliojimas laiduoti byloje, irgi puikios tinkamos tokios formuluotės dokumentų antraštėms ir dokumentų pavadinimams, taip. Ir tikrai galim rinktis ir tokias. Čia galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į aktų pavadinimų formulavimą, nes turėtų jau būti bylų perdavimo aktas, atliktų darbų aktas, o ne aktas apie bylų perdavimą arba aktas apie atliktus darbus. Čia jau tas apie nebetiks. Ir dabar norėčiau sugrąžinti jūs į slaidų. Ir užduoti kitą klausimą. Kuris pavadinimas parašytas taisyklingai? Čia įsivaizduokim, kad nėra centruotas didžiosiomis raidėmis, bet kažkur tekste, jau toliau dokumente tas pavadinimas minimas. Tai va, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo. Yra keli variantai. Čia kaip ir rodžiau, tam tikri būdai gali būti sudaryti. Tai jeigu mes turim tą dėl, reikėtų atkreipti dėmesį, iš karto galėsiu padidinti, parodyti, kaip atsakot. Visgi taip, turėtų būti kabutės ir didžioji raidė. Toliau galim irgi keliauti prie kito klausimo. Klausėte, dabar teigiama, kad po pagarbiai vardenis pavardenis rašomas kablelis. Ar tai tiesa? Kaip tik ir valstybinė lietuvių kalbos komisija nurodo, lietuvių kalboje nėra tokios taisyklės, kad čia kablelis turėtų būti parašytas. Sakoma, kad tai yra tikrai klaida. Ir to kablelio nereikėtų rašyti būtent parašo dalyje po pagarbiai vardenis pavardenis. Čia anglų kalboje rašome taip, tai gali būti, kad klaidų atsiranda irgi daug dėl to, kad anglų kalbos įtaka, tačiau lietuvių kalboje mes neturėtume rašyti čia kablelio. Jeigu jau labai norime pabrėžti, galim rašyti brūkšnį dėl didesnės ekspresijos, bet kablelio rašyti čia jau nereikia. Čia jau būtų klaida. Taigi, čia irgi matot skirtingus pavyzdžius, irgi padidinam, kad matytųsi geriau. Tai pagarbiai
ar ne? Ir šitas jau netinkamas, o pavyzdžiui, be kablelio gali būti tiek pagarbiai, tiek linkėjimai. Aišku, jeigu jau mes sakom linkėjimai, tai greičiausiai turėtume rašyti žmogui, kurį gerai pažįstam, arba santykiai šiltesni. Oficialiuose laiškuose rekomenduojama visgi rinktis tą pagarbesnę formuluotę. Tačiau ir linkėjimai nėra klaida, galim tai prašyti, jeigu norim. Tiesiog priklauso nuo to, koks laiško turinys galbūt ir kokį toną mes norime pasirinkti. Kaip turi būti pasirašoma? Kitas klausimas buvo toks, kaip turi būti pasirašoma, ar nėra skirtumo, kurioje vietoje bus parašas. Tai pasirašoma iš tiesų yra nuo kairiosios paraštės pareigos, žinoma, moteriška giminė prie moteriškų pavardžių čia turėtų būti būtinai, nes vis dar yra daroma klaida ir dažnai, kai moteris pasirašo, tačiau pareigas nurodo vyrišką giminę. Tai čia irgi atkreipkite dėmesį, kad ne tik vardas, pavardė, parašas ir pareigos turi būti, bet dar ir pareigos, jeigu moteris pasirašo, turi būti irgi nurodyta moteriška giminė. Ir kai dokumentą, pavyzdžiui, pasirašo jau ne vienas asmuo, tai išdėstum vieną po kitu tuos rekvizitus pasirašančių žmonių ir vieną nuo kito reikėtų atskirti ne mažesniu nei vienos eilutės intervalu. Kitas klausimas, kuris irgi buvo, tai kaip maloniai, bet oficialiai parašyti tekstą. Šitas klausimas labai platus ir galbūt čia neužtenka labai trumpo atsakymo, pakomentavimo, nes vis tiek viskas labai priklauso nuo mūsų pačių asmeninio stiliaus, kaip mes viską formuluojame. Tačiau, kaip ir minėjau pradžioje, į tą pagarbų toną atkreipiama vis daugiau dėmesio ir nesvarbu, ar mes rašom laiškus, ar rengiam dokumentus, vis tiek savo toną reikėtų stebėti, kad jis skambėtų ne tik oficialiai, bet ir pagarbiai, nes parašytas tekstas gali skambėti daug grubiau negu tekstas, kurį mes pasakom, nėra intonacijos, nėra kūno kalbos ir tekstas gali skambėti tikrai grubiau, negu mes norime. Todėl rekomenduojam irgi tą įsakmumą dokumentuose reikšti šiek tiek pagarbiau, bent jau pasistengti. Tai nėra privaloma, tačiau rekomenduojama. Pavyzdžiui, vietoj įpareigoju, reikalauju, sakom, prašau pranešti, prašau atsiskaityti, prašau sutvarkyti, arba renkamės tokias formuluotės, kaip maloniai prašome pranešti, apgailestaudami turime pranešti. Ir tos formuluotės iš tiesų jos skamba jau daug mandagiau. Ypač jeigu ir laiškus oficialius, kai rašome. Čia irgi labai yra svarbu, nes kartais tas mūsų tonas gali ir išgąsdinti šiek tiek žmogų, jeigu žinia dar nėra tokia labai gera, bet suformulavus jį kažkaip mandagiau, mūsų tekstas skamba tada daug gražiau ir pagarbiau. Tai tą įsakmumą reikšti irgi reikia mokėti ir nepamiršti tokių žodžių kaip prašau, nes šitas žodis turi tikrai irgi labai didelę galią ir tekstas tikrai irgi skamba oficialiai, mandagiai ir kartu netaip įsakmiai, netaip griežtai. Ir čia dar irgi norėčiau tokį pabrėžti dalyką, kad kai rašom oficialius laiškus, nerašyti didžiosiomis raidėmis ištisų sakinių. Čia irgi apie toną kalbant yra svarbu paminėti šitą dalyką. Žmonės kai kurie mėgsta didžiosiomis raidėmis rašyti ištisus ilgus sakinius ir tada pagal kalbos etiketą atsižvelgiant į tai, tokie tekstai parašyti didžiosiomis raidėmis laikomi šaukiamaisiais sakiniais, tarsi mes kažką norime labai griežtai šaukiant pasakyti. Tai reikėtų tikrai vengti tų didžių raidžių rašymo, tada kitaip kažkaip galbūt pasirinkti, paryškinti mums svarbesnę kažkokią informaciją, nes ryškinti didžiosiomis raidėmis jau nederėtų, nereikėtų. Tai nėra labai mandagu ir laikoma, kaip ir minėjau, šaukiamuoju sakiniu, šaukiamaisiais sakiniais. Tai dokumentai lygiai taip pat irgi
kur nereikia tenai, nereikia jokių ten didžių raidžių be reikalo rašyti. Ir vartojam tuos mandagumo žodžius. Kartais mes tampam tokie per daug atsargus. Taip irgi gali nutikti, kai norim labai mandagiai, maloniai parašyti kažkokį tekstą. Kai vartojam per daug tokių žodžių, gal, tai galbūt, arba aš tikiuosi, ir bandom suformuluoti savo sakinius, norėdami būti kaip ir mandagus, bet skaitytojas, kaip ir sakau, jisai skaito ir gali pagalvoti iš tiesų, kad tas žmogus, na, tai pasitikė savim. Todėl reikia ne tik išlikti mandagiems, bet būti ir galingiems, ką turiu omeny, kad tų žodžių vengti ir tas mintis formuluoti taip, kad jos neskambėtų taip. Pavyzdžiui, aš tikiuosi, kad to pakanka, keičiam, jei reikia papildomos informacijos, praneškite. Mintis panaši, tačiau tos abejonės jau nebelieka, skamba tekstas daug užtikrinčiau ir mandagumas taip pat irgi išlaikomas, o mintis pasakyta. Mintis pasakyta irgi, viskas aiškiai ir gražiai. Toliau, kaip teisingai nurodyti priedus, irgi buvo kitas klausimas. Tai iš tiesų priedus nurodome. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į tokią vieną dažną klaidą. Jeigu, pavyzdžiui, nurodomas vienas priedas, tai turėtume dėti tašką. O jeigu daugiau tų priedų yra, tai tada dvitaškių ir išvardijam. Tačiau, kai yra dvitaškis, tai irgi atkreipkite dėmesį, ar visą laiką sakinius pradedam mažąją raidę. Aišku, čia vardas pavardė, tai jau bus didžiąja, bet po dvitaškio vardijimuose jau reikėtų mažąją raidę pradėti sakinius. Kaip reikia rašyti datą oficialiuose dokumentuose? Kitas klausimas buvo toks, dėl datos rašymo, tai oficialiuose tekstuose data yra rašoma kaip, arba gali būti rašoma skaitmenimis, arba gali būti data rašoma mišriuoju būdu. Tai jeigu mes rašome datą skaitmenimis, tai kaip ir čia buvo irgi matyti, tai būtinai reikia naudoti tuos brūkšnelius, ne brūkšnius. Nes irgi didelė klaida neskirti brūkšnio nuo brūkšnelio. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, nes skiriasi brūkšnių ilgis, bet, pavyzdžiui, 2024 sausio 22. Arba jeigu mišriuoju būdu jau rašome datą, tai tada reikėtų rašyti 2024 metai sausio 22 diena. Čia nereikia jokio mėnesio rašyti, nebent blankuose, kur būna palikta vieta, datai tai tikrai išimtis yra, kad jau tada galim rašyti mėn ir kad žmogus galėtų įrašyti ten mėnesio pavadinimą. Bet visur kitur datą reikėtų rašyti taip, dokumentuose. Dar lietuvių kalboje, šiaip kituose tekstuose datą galima rašyti ir dedant tiesiog tarpus. Dabar dar nurodyta, kad gali būti ir taškai. Tačiau, kai tiek daug pasirinkimų, galbūt irgi lengva pasimesti, todėl tuos brūkšnelius, jeigu jau rašom, esame įpratę vartoti dokumentuose taip rašyti, jie puikiai tinka visur. Ir ta eilės tvarka irgi yra labai svarbi, kad nesupainiotume. Pirmiausiai metai, tada mėnuo, tada diena. Tada kitas klausimas buvo dėl laba diena. Klausia, ar jeigu rašome laba diena, ar reikia kitoje eilutėje tekstą pradėti mažąją ar didžiąją raidę. Tai dabar slaidų, vėl aš jūs pakviesiu ir pasižiūrim, kaip rašytumėt. Laba diena, ar mažąją ar didžiąją raidę čia reikėtų rašyti po tokio. Įsivaizduokim, kad rašom laišką. Taip.
Rašom laba diena, sveikiname su kažkuo, dedam kablelį, tada keliam eilutę žemyn, kad laiško struktūra irgi būtų graži. Ir sakom ačiū už jūsų laišką, pavyzdžiui. Taip. Ir ką tada daryti? Pavyzdžiui, aš galiu irgi parodyti, kaip atrodo iš karto jūsų svarstymai, kurią čia raidę pasirinkti. Ir galim iš karto pasižiūrėti, kad visgi reikėtų mažąją raidę pasirinkti čia, jeigu tai yra kablelis. Todėl, kad mes tęsiam tą patį sakinį. Nors irgi mokymų metu dažnai sako, tai aš atsidarau elektroninį paštą ir noriu parašyti laišką. Ir aš rašau laba diena, dedu kablelį, spaudžiu enter ir iš karto automatiškai kompiuterį man ištaiso, kad ten ta didžioji raidė. Taip gali būti, tačiau lietuvių kalboje irgi, kai rašom laiškus, čia sakinį tęsiam, didžiųjų raidžių negali būti, nebent tam būtų laba diena, šauktuką dėtume, tada jau būtų didžioji raidė, nes pradėtume naują sakinį. Bet šiuo atveju, kai yra kablelis, jokių didžiųjų raidžių nebūna, turi būti mažoji. Tai jeigu ir ištaiso automatiškai kompiuteryje, tai tada reikėtų ištrinti, ištaisyti į mažąją ir palikti taip. O dėl tų šauktukų sakiniuose, tai iš tiesų irgi reikėtų jų vengti ir riboti jų vartojimą, nes kai šauktukas po kiekvieno sakinio, tada kyla abejonė, tai ką čia man tada atkreipti dėmesį, į ką čia nori pabrėžti žmogus. Tai vienas šauktukas vienam laiške. Galbūt ir gerai, bet daugiau tai tikrai nereikia. Tai irgi atkreipkite dėmesį, ar tų šauktukų nesat pratę vartoti labai daug. Tada kitas klausimas buvo toks, kuris irgi yra labai kaip ir platus, tačiau trumpą tokį patarimą, galbūt kurį galėčiau pateikti dabar ir greitai, tai atkreipti dėmesį žinoma į tą savo bendrinę kalbą, ar taisyklingą kalbą mes rašom, vadovautis normomis, kurios yra irgi valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktos. Ir atkreipti dėmesį į savo sakinių ilgį, nes kuo sakiniai trumpesni, tuo jie geresni. Aš suprantu, kad rašant dokumentus kartais sunku parašyti labai glaustai viską viename sakinyje, nes sakiniai tikrai jie būna ilgesni negu kituose tekstuose, tačiau jeigu yra galimybė sakinius trumpinti, taip ir darykim. Čia galit pamatyti tokią informaciją, kur kodėl tie trumpi sakiniai geriau ir kaip veikia iš tiesų žmogaus smegenys žiūrint į sakinį. Jeigu žodžių skaičius sakinyje, pavyzdžiui, yra 7-10, tai net 95% žmonių supranta sakinį perskaitę pirmą kartą, bet jeigu jau 27 ir daugiau žodžių sakinyje, tai vos 4. Tai ką aš noriu pasakyti, kad išbraukim nereikalingus žodžius, jeigu tokių yra, nereikalingas mintis taip pat, kad neliktų kažkokios informacijos, kuri nėra būtina ir papildanti mūsų kažkokią mintį, ir palikime trumpesnius sakinius arba gerai iš vieno ilgesnio, pavyzdžiui, padaryti 2 trumpesnius, taip irgi galim. Kartu taip šiek tiek lengviau ir išvengti kažkokių skyrybos klaidų, nes trumpą sakinį parašyti be skyrybos klaidų yra paprasčiau negu ilgą sakinį, kuriame jau tikrai reikėtų pasukti galvą ir pagalvoti, kaip ten ką skirti. Dėl protokolo galbūt irgi nėra laiko, kad galėtume analizuoti taip visą išsamei, tačiau pagrindinius punktus, kuriuos norėjau parodyti, tai yra dėl tų nutarimų. Protokolas tai dokumentas, kur čia išdėstome, kas nutarta, kas nuspręsta, apie renginį galim, apie posėdį galim išdėstyti informaciją. Nėra tokio reikalavimo tekstui, kad jis turi būti, pavyzdžiui, trumpas ar ilgas, jau čia savo nuožiūrą galim tą teksto ilgį parinkti, kad tiesiog viską išsamei gražiai aprašytume, kas ten vyksta, ir nurodyti tokias dalis, kur posėdis vyko, kas dalyvavo, kas buvo svarstyta, kas nuspręsta. Kiekvienas klausimas turi savo atskirą punktą ir jeigu jau rašom svarstyta, tai turi būti ir nutarta. Taip?
Oi, čia man pabėgo. Ir tie tokie nutarimai irgi išskirti pastraipomis, taip yra ir geriau, ir paprasčiau suprasti. Kad, pavyzdžiui, pasižiūrėjus į tokį lapą, nereikėtų viso teksto skaityti žodį žodį, o galima būtų akis užmetus pamatyti, kur mums ta informacija aktualiausia ir kad skaityti būtų patogiau. Tai dėl žodžio įtakoti, ar jis vartotinas, tai dėl tokių klausimų irgi labai paprasta pasitikrinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos puslapyje. Tačiau galiu trumpai pakomentuoti, kad ne vienodai vertinama šitas žodis kalbininkų. Vieni sako, kad galima, kiti sako, kad ne. Daug ginčių visokių yra ir šitas žodis buvo vienas iš ieškomiausių žodžių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke pernai metais. Tai žmonės tikrai ieško, domisi ir žiūri. Gal dėl to, kad irgi labai skiriasi nuomonės dėl to. Kai kurie pasirenka nevartoti vien dėl to, kad nekiltų kažkokių problemų, nes vis tiek bus žmonių, kurie sakys, kad geriau to nedaryk. Tačiau irgi analizuojant kanceliarinės kalbos patarimų, administracinės kalbos patarimų įvairias taisyklės punktus, visgi nurodoma, kad reikėtų keisti šitą žodį ir pasirinkti kitokį, daryti įtaką, pavyzdžiui. Ir kaip nurodyti adresatus, dar buvo ir toks klausimas. Tai pirmiausiai tai adresatas jau keičiam į gavėjas ir naudininko linksniai vartojam nurodydami adresatą dokumentuose, tai yra gavėja dokumentuose, ir galim nurodyti ir apibendrintai, galim nurodyti ir konkrečiam skyriui ar vardą pavardę žmogaus parašyti, svarbiausia, kad vėliaviniu būdu būtų viskas išvardyta ir žinoma, svarbu pasirinkti tam tikrą vietą, tai yra kairioji paraštė, kur tą gavėją mes ir turėtume nurodyti. Tai šitas yra teisingas būdas. Ir dabar paskutinis klausimas, į kurį norėsiu irgi atsakyti, pakomentuoti, tai reikalavimai šriftui, teksto išdėstymui. Kaip ir minėjau, pastraipos visos yra labai svarbios ir reikėtų atkreipti dėmesį būtent kaip mes tą tekstą sudėliojam, ne tik koks jis yra. Tai paraštės irgi rekomenduojamos čia 30, čia ne mažiau nei 10. Ypač spausdintiniams dokumentams, nes taip jie ir susegami, tai tos vietos tikrai turi būti palikta. Iš viršaus ir apačios čia jau bus 20. Ir rekomenduojam iš tiesų ir 12 tą šriftą pasirinkti, lygiavimas abipusis, kad būtų tekstų pastraipo eilutes, šiaip yra labai svarbu pradėti vienodai atitraukus, nes analizuojant, žiūrint, kaip tie dokumentai būna irgi parengti, gali matyti, kad atitraukia vienai, po to kitaip, tą pastraipą jinai keliauja, šokinėja, tai jau iš karto nėra labai tvarkingai. Ir paraštės nereikėtų pradėti daugiau kaip 22 mm atitraukti. Tai jau dažna klaida, nedidesniu. Ir kas dar, spausdinam vieno lapo pusėje dokumentus, jeigu nėra nurodyta kitaip. Tai pagrindiniai galbūt yra tokie. Pasirinkimas labai didelis ir tų šriftų, ir tų dydžių, ir viso kito mūsų kompiuteryje, tačiau reikėtų vis tiek laikytis to oficialaus stiliaus ir pasirinkti būtent tą ir lygiavimą tokį. Čia nėra kažkoks internetinis puslapis, nėra šiaip kažkoks laisvo pobūdžio tekstas ir tikrai reikėtų jį įrengti taip gan oficialiai. O dėl daugiau informacijos, jeigu būtų įdomu, aktualu, tai labai trumpai dar irgi noriu papasakoti, kad mokymai, kai jie trunka 1 valandą ir yra iš tiesų iš tokių klausimų, kurie buvo sukritę į vieną anketą, tai jie tokie gan padriki ir tai apie vieną truputį, tai apie kitą truputį, iki galo nesigilinant į nieką per daug. Tai
galbūt ir nėra labai paprasta, tik apžvelgti viską galima suspėti ir šiaip galima labai lengvai pasimesti. Tačiau yra mokymų programų, kurios sudėliotos taip, kad per 6 akademinės valandas, pavyzdžiui, būtų galima irgi gauti tos informacijos daugiau. Čia matot irgi administracinės kalbos vartojimo aktualių programa, kur aktualu šiaip dirbantiems toje srityje. Kalbama ir apie tekstus, apie struktūrą, stilius ir analizuojam įvairių tipų dokumentus, jau čia juose daromas klaidas, pradžios formuluotės įvairias. Ir daugeliu kyla tokių nemažai klausimų, tai kaip čia tų klaidų nedaryti, kaip greitai pasitikrinti, kaip surasti atsakymus į klausimus, kurie kyla. Tai irgi pratybų metu galim ir pasimokyti, kaip naudotis įvairiais šaltiniais, nes yra būdas, pavyzdžiui, pasiimti knygą ir skaityti, žiūrėti. Yra būdas internete surasti informaciją, kuris yra dabar greitesnis ir galbūt patrauklesnis. Tai tų būdų yra daug įvairių ir informacijos tikrai nemažai. Tačiau svarbiausia galbūt irgi tų pavyzdžių daugiau analizuoti. Tai tikrai ilgesnės trukmės mokymuose galima tą padaryti daug paprasčiau ir tada kyla ir įvairių klausimų, ir galima ir praktinių patarimų daug pasisemti iš tų pavyzdžių, kuriuos analizuojam. Ir jų tikrai taip nepaviršutiniškai apibėgti galima, taip. Dėl rašytinės komunikacijos etiketo mokymų, čia tokia įdomi tema yra apie rašytinę komunikaciją, nes čia mes bendraujam raštu galbūt daugiau negu žodžiu dar šiuolaikiniam pasauly. Tai ir elektroninių laiškų rašymo etiketas. Kalbama ir apie tai, nes dabartiniam pasauliu žmonės susirašinėja tikrai labai dažnai ir turėtume, norėdami aiškiai vieni kitus suprasti, sudaryti gerą įspūdį, turim išmanyti daug dalykų. Tai irgi daug patarimų įvairių, kad bendravimas raštu būtų kuo sklandesnis. Ir šiaip man pati įdomiausia galbūt dalis, tai kūrybinio rašymo dirbtuvės, komandos formavimo renginiai. Tai jeigu norit savo komandą suburti, prasmingai pabūti, ne tik į mokymus, bet dar kartu kažkaip irgi smagiai laiką praleisti, tai yra labai puikus būdas, nes galim suorganizuoti kokias nors laiškų rašymo dirbtuves arba tiesiog kūrybinio rašymo dirbtuves, net nebūtinai darbinę tematiką, kuomet geriau pažintumėt savo kolegą, ir tada vyksta toks labai įdomus dalykas, tiesioginė transliacija, kuriam savo tinklalaides ir tikrai labai įdomi patirtis būna dirbant komandose. Žmonės dalyjasi, kiti kolegos gali žiūrėti, stebėti ir tokie mokymai kartu su tokia praktinė veikla tarsi tampa savotišku komandos formavimo renginiu. Tai tų renginių ir daugiau visokių galima pasiūlyti, aš dar pasidalinsiu informaciją ir elektroniniu paštu su jumis, ir šitų įrašų, ir informaciją apie mokymus, apie tas temas. Ir kaip jau minėjau, anketoje irgi buvo nurodyta, kad dalyviai, kurie šiandien atėjo, turės galimybę gauti 20% nuolaidą, jeigu pasiūlysite savo organizacijai arba žinote, kam tai galėtų būti įdomu, tikrai kreipkitės, rašykit, bendraukim ir toliau. Ir galbūt susitiksim kažkada ateityje irgi kituose mokymuose, kur jau galėsim labiau paanalizuoti, pasigilinti būtent į jūsų situaciją. Nes, pavyzdžiui, esu dirbus irgi su didelėm organizacijom, tai kaip viskas vyksta, tai pirmiausiai išanalizuojam, kokios dažniausiai problemos kyla tenai, kokius būtent dokumentus jie norėtų labiau paanalizuoti, aptarti, arba jeigu elektroniniai laiškai, tai irgi apie tai. Tikrai pagal kiekvieno poreikį skirtingai viską galima suderinti. Tai tikrai drąsiai galite rašyti, kreiptis. O šiandien aš jums noriu padėkoti už jūsų skirtą laiką. Ir kaip ir minėjau, informaciją pasidalinsiu. Ačiū, kad atėjot. Greitai apibėgom viską, per daug nesigilindami, bet kažkokį bendrą įspūdį tikrai buvo galima susidaryti ir kažką prisiminti, galbūt kažką naujo sužinoti. Tai gražios jums dienos linkiu ir sakau iki pasimatymo.